Kolegos, pradedam registraciją antros dalies. Jonas Bieliauskas, prašau. Taip. Algirdas Brazys. Taip. Ramūnas Burokas. Taip. Karolis Dvylys. Taip. Valentina Gataveckienė. Valentinos nematau. Gerai, grįšim. Jonas Grabauskas. Taip. Visauda. Kostas Jankauskas. Taip. Darius Kemeraitis. Taip. Alvydas Kirkliauskas. Taip. Vilius Krivickas. Taip. Irena Lunskienė. Taip. Romualdas Makauskas. Taip. Paulius Morozas. Taip. Albinas Mitrulėvičius. Taip. Kęstutis Petraška. Taip. Valdas Pileckas. Taip. Vaida Petuškienė. Vaida Petuškienė. Nematau. Tadas Račius. Taip. Edmundas Razvickas. Taip. Metas Ražinskas. Metas Ražinskas. Nematau. Kesas Pūdys. Taip. Kęstutis Traškevičius. Taip. Sigitas Valančius. Taip. Gintautas Vieversys. Taip. Artūras Visockis. Taip. Alvydas Danys. Taip. Valentina Gataveckienė. Taip. Vaida Petuškienė. Taip. Visi. Prašau, kitą klausimą pristatyti. Labadiena. Sprendimo projektas dėl asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skirimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimų. Tai esminiai pakeitimai yra tai, kad šis tvarkos aprašas reglamentuoja naujų socialinių paslaugų formų, tokių kaip laikinas atokvėpis bei akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra administravimą, poreikio vertinimą, skirimą bei teikimą. Ir taip pat įtvirtinama nuostata, kad dėl visų socialinių paslaugų asmenys kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją, tame tarpe ir dėl laikino apnakvindinimo paslaugos, kuriams buvo taikoma išimtis. Ir 9 skyrius yra papildytas asmens duomenų apsaugos tvarka. Tai esminiai pakeitimai būtų šie. Vaida Petuškienė, prašau. Taip, tai labą dieną dar sykį. Labą dieną vedėja. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi, aprašas iš tikrųjų labai plečiantis ir gerinantis socialinių paslaugų visą sferą. Iš tikrųjų labai sakyčiau, sveikintina, tai yra tos laikino atokvėpio paslaugos, čia jų plėtojimas. Mano klausimai galbūt šiek tiek tokio platesnio pobūdžio. Sakykit, ar šiuo metu yra tenkinamas poreikis visų socialinių paslaugų, arba jeigu netenkinam, tai kiek netenkinam? Ir ar covidinė situacija kažkaip keičia pačių socialinių paslaugų poreikį, yra kažkoks, nežinau, suintensyvėjimas, prašoma daugiau, prašoma mažiau ir taip toliau. Tai tik tiek, ačiū. Iš esmės situacija yra mažai besikeičianti, tai mes nuolat ieškome sprendimų, kaip patenkinti paslaugų į namus poreikį. Ir šiuo metu apie 10 asmenų laukia eilėje, tačiau dokumentai yra sutvarkyti, nes turime nupirkę paslaugas viešųjų pirkimų būdu, tai yra pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugos. Tai labai tikimės, kad metų pabaigoje mes neturėsime eilių šitai paslaugai, arba bus labai simbolinė, bet neilgalaikės eilės. Į globos namus eilių neturime, todėl kad COVID metu atsirado daug laisvų vietų. Ir visi norintys žmonės galėjo būti apgyvendinti. Tiesa, galbūt lėčiau judėjo eilė dėl to, kad
apgyvendinus naują žmogų buvo taikomas karantinas 2 savaičių ir tik vėliau jisai perkeliamas gyventi su kitais gyventojais, todėl vėl sekantis tik vėl po 2 savaičių, tai ta procedūra šiek tiek tapo ilgesnė. Tačiau iš esmės eilių neturime, 2 žmonės laukia globos paslaugų į Suvalkijos socialinės globos namus. O šiaip iš esmės tenkinamas poreikis. Atokvėpio paslaugos yra mums iššūkis, mes tikrai tai naujos paslaugos ir su organizacijom, su įstaigom derinam, kaip jas teikti, tai nėra labai paprasta, bet tikrai judam į priekį. Kęstas Paudys, prašau. Tai aš norėčiau irgi dėl laikino atokvėpio paslaugos truputį pasidomėti, nes, kaip ir minėjau, tai naujas dalykas, tai turbūt bus susiję ir su finansavimo klausimais, kiek žinau, tai turbūt skirta yra tų pinigų iš nacionalinio biudžeto, ne, tai kad tai bus šita programa finansuojama, tai kaip deleguotas nelėšas kažkokius, bet mano klausimas, ar tos, sakykime, lėšų pakaks, sakykime, visam tam poreikiu išdengti, kaip jūs planuojat, ar jūs tik tai teiksit paslaugą tų lėšų ribose ir tiek, kiek yra lėšų, tai tiek ir paslaugų planuosit teikti? Atskiro finansavimo atokvėpio paslaugoms nėra numatyta, kad mes gautumėm iš valstybės biudžeto, tai kaip ir kitom paslaugom mes gausime, jeigu atokvėpis bus teikiamas su sunkia negalia asmenims, tai valstybės dotacijos yra skiriamos tik tokiu atveju. Atskiro atokvėpio tik paslaugom finansavimas yra iš savivaldybės biudžeto. Šiuo metu tik 3 asmenys kreipiasi dėl atokvėpio paslaugų, todėl didelio krūvio nėra, bet aš manau, kad kai mes pradėsime vis daugiau jų teikti, tai tikrai poreikis lėšom bus didesnis, bet planuodami kitų metų biudžetą mes tai įvertinam. Bet šiaip tai yra finansuojamos kaip ir kitos paslaugos pagalba į namus, tarkim, tai taip yra atokvėpis, nes atokvėpis nėra atskira paslauga, jinai yra arba pagalbos į namus paslaugos teikiamos tik trumpesnį ribotą laiką, arba globa institucijoje, tai tos pačios paslaugos, bet atokvėpis reiškia, kad ne nuolat teikiama, o tik tam tikrą laikotarpį, kada šeimai labiausiai reikia. Vaida Petuškienė. Taip, tai aš dar vieną klausimą dėl vaikų dienos centrų. Ar dabar keitėsi kažkaip jų finansavimas, akreditavimas ir taip toliau? Truputį patikslinkit šitoj vietoje. Taip, keitėsi finansavimo tvarka ir akreditavimo tvarka visiškai nauja atsirado. Tai šiuo metu 10 vaikų dienos centrų Marijampolės savivaldybėje jau yra akreditavęsi. Ir keičiasi finansavimo tvarka dar nėra patvirtinta, tačiau projektą mes jau deriname kurį laiką su ministerija ir finansavimas yra toks, kad ministerija skirs kiekvienam vaikų dienos centrui 16 800 eurų metams, o savivaldybė turėtų mokėti pagal dabartinį projektą už kiekvieną vietą 27,5 euro per mėnesį. Tai mes pasiskaičiavome pagal akredituotas vietas, sudarytų apie 80 000 per metus, o tarkim šie metam buvo skirta 25 000 savivaldybės biudžete. Kolegos, klausimų daugiau nematau, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 27 balsavus už, vienbalsiai. Meta Ražinska dar prisijungė, Metos pažymėjimą, Metai parodykė dar į ekraną visiems, kad tikrai jūs. Jau įsikišo giliai piniginė kažkur. Taip, matom, ačiū. Prašau kitą klausimą. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Yra parengtas tarybos sprendimo projektas dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo. Priėmus šį tarybos sprendimo projektą, piniginė socialinė parama būtų skiriama parengus sprendimą, kurie automatiškai yra sugeneruojami mūsų turimoje programoje parama. Taip būtų atsisakyta rengti administracijos direktoriaus įsakymus ir dėl to sutrumpėtų ir administracinės paslaugos teikimo laikas ir sumažėtų našta administracinė darbuotojams, būtų taupomi materialiniai ištekliai, tai yra popierius, sakykime, spausdinimo milteliai ir panašiai. Tai dėl to teikiame šį tarybos sprendimų projektą.
Jisai buvo svarstytas socialinės ir sveikatos apsaugos bei švietimo, kultūros ir sporto ir jaunimo reikalų komitetuose. Ir projektui buvo pritarta. Klausimų Jeigu nėra, turite kviečiu. klausimų, prašom. Su 24 balsavus už sprendimui pritarta ir tada kolegos jums leidus papildomą vidaus klausimą. Prieštaraujančių nematau. Parengtas tarybos sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 20 metų programos pakeitimo. Šiuo pakeitimu norime prailginti užimtumo didinimo programos vykdymo laiką iki gruodžio 11 dienos. Buvo seniūnų prašymai, iš tikrųjų yra pataupyta truputį lėšų, nes ne visi darbuotojai buvo įdarbinti nuo mėnesio pradžios, kai kurie susirgo, kai kurie išėjo ir įdarbinant naujus praėjo tam tikras laikas, todėl susitaupė lėšos, o oro sąlygos dar leidžia, darbų seniūnijose yra, tai dėl to prašome pratęsti iki gruodžio 11 dienos. Dar 2 savaitėm. Dirbtų 9 žmonės dar. Klausimų nėra, kviečiu balsuoti. Ačiū. 26 balsavus už sprendimui pritarta. Ačiū Vida, prašau toliau. Inga. Ar girdit? Taip. Labą dieną. Parengtas sprendimų projektas dėl pritarimo viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės prašymui nurašyti ir likviduoti netinkamą naudoti turtą. Sprendimų projektas buvo svarstytas komitetuose. Gal turit klausimų? Vilius Krivickas, prašau. Taip, turiu keletą klausimėlių. Komitete neturėjau galimybės dalyvauti. Aiškinamajame rašte teigiama, kad reikalingos didelės lėšos kompiuterinių tomografų remontui. Ir pridedate defektinį aktą, tačiau tam defektiniam akte konkrečiai informacijos apie remonto išlaidas nerandu. Tai kokios tos didelės lėšos reikalingos remontui? Ir dar vienas dalykas, tai pastebėjau, kad tokį patį prietaisą turi dar vieną ligoninį, tai klausimas, kuri ir galbūt jie būtų suinteresuoti jį savo lėšomis pasiimti pas save ir ten gal panaudoti kažkur, remontuojant savo tą aparatą, jeigu ten yra kokių problemų su juo. Taip pat dar demontavimas kainuotų virš 3000 eurų, tai klausimas, kiek tas virš, nes tas virš gali būti ir 100 000, tai kokia čia ta imtis. Ačiū. Inga garso negirdi. Virš 3000 kainuotų kompiuterinio tomografų išmontavimas. Ne remontas, bet tik tai išmontavimas. Remontas kainuotų apie, tiksliai nepasakysiu, bet tikrai daugiau nei jis dabar kainuojama, nei jis dabar vertas, bet faktas yra tas, kad yra dalyvauja projektą, kurio metu sveikatos apsaugos ministerija su sąlyga, kad bus šitas arba nurašytas, arba visiškai kam nors perduotas, su tokia sąlyga duoda naujai. Todėl mūsų ligoniniai neapsimoka jo pasilikti. O kitai ligoniniai, kiek žinau, irgi šio projekto metu planuojama pasikeisti senąjį. Todėl kita ligoninė, taip pat tai yra ganėtinai senas ir už tai ir ta pati kita ligoninė jau tokio seno aparato nebenorėtų. Tai čia kolegos paprasta situacija, gavo naują aparatą, senas, visaip nusidėvėjęs morališkai, fiziškai ir tiesiog kitas praeitis jau reikia nurašyti. Kažkam jo daugiau nereikia ligoninėje jau tokio
niekas jų nepanaudos protingai. Kęstutis Traškevičius, prašau. Taip, sveiki, man tik tai keistai atrodo, kad mes nurašinėjam 20 000 eurų vertės daiktą. Paprastai, kai tarybos sprendimuose būdavo nurašomi kiti daiktai, tai ten būna likutiniais vertės centais. Tai kažkaip tai man ir keista atrodo, kad jau ar niekam nereikėtų tokio aparato, ta prasme, susiremontuoti, paimti ir susiremontuoti, ar tikrai nei viena įstaiga, gal mažesnio rajono, gal Vilkaviškis, gal Šakiai, gal aš nežinau, Prienai, o tiesiog gal jiem ir būtų aktualu, kad ir aš įsivaizduoju suremontuotas tas aparatas tai galėtų veikti ir jisai galėtų dar tarnauti. Tikrai nebuvo domėtasi ir visos tokios ligoninės mažesnių rajonų atsisakytų jį pasiimti ir susiremontuoti. Marijampolės ligoninė tikrai domėjosi ir ne vienai įstaigai tokio seno kaip ir nereikia. Visos dabar turi kaip ir naujesnius daugiau pjūvių aparatus. Todėl 16 pjūvių aparatas jau toks ganėtinai senas ir nebereikalingas. Ten Kęstuti likutinė vertė greičiausiai dėl to, kad kaip medicinė įranga nuolat buvo prižiūrėta ir daryti visokie kapitaliniai įdėjimai, tai dėl to turbūt ta likutinė vertė yra nemaža. Ir Inga, čia nereiktų pakeisti, kad ten... Taip, ir prašymas, kad pakeisti vietoje Linos Dubinskaitės į Mantą Čėsną, kadangi projektas parengtas dar neturint nuolatinio direktoriaus. Kęstas Paudys, prašau. Tai manau, kad kolegų pastabos yra dalinai teisingos, jeigu daiktas tokios vertės reikėtų atkreipti dėmesį į galimas jo realizavimo galimybės. Aš nežinau, gal ir nurašyta jį dar galima pardavinėti, koks jo toliau likimas, ar jis tiesiog iš šiukšlių dėžę eina. Ne, tai ne iš šiukšlė, čia sudėtinga įranga, ją reikia utilizuoti ir ne tik iš... Ne, tai kolegos, nesvarbu, kiek jisai kainuoja, jeigu pasikeitė sprendiniai, kaip sakau, čia tiesiog, čia gydymo įranga, čia ne šiaip, kad brangus vežimas ar nebrangus, jis niekam nereikalingas, tai dėl to ir niekas neima, kam reikalingas senas laužas, kuris funkciškai tiesiog netitinka reikalavimų šiandieninių medicininių, tai dėl to ir... Bet Kęsta, jeigu ten, bet iš tikrųjų, jeigu ten ligoninė Kalvarijoje, pavyzdžiui, reikia, tai mes šnekėkime, jis nereiks utilizuoti, atiduotai bus pigiau ligoninė, nes dar už utilizavimą reikės sumokėti. Vilius Krivickas, prašau. Aš norėjau pasiteirauti, kaip vyksta tas likvidavimas, gal kas galėtų papasakoti, ar tai yra skelbiamas konkursas kažkoks tai. Dar antras dalykas, norėjau tą aparatą pas save pasiimti į namus, bet jau Kęstui matau, tai duosi, tai jau neimsiu šių. Netilps pas tave vėliau į studiją. Tikriausiai, kad ne. Kęstas Paudys, prašau. Ai, tai utilizuojamas, kaip, tai tiesiog apklausa vyksta, reikia atrinkti kažkas tuo, kas užsiima, tai čia tiesiog... Taip, pirma rašomas nurašymo aktas įstaigoje, kad tai nereikalingas turtas ir tada renkama įmonė, kuri gali šį turtą utilizuoti, kadangi, taip, kaip sakyti, prietaisas skleidžia radiaciją, todėl jau paprastai taip išmesti ir kažkam perduoti negalima. Tai būtinas utilizavimas. Tam be gabaritę aikštelę nenuvešim. Prašau, Kęstas. Ai, ne, Kęstas jau nėra Kęsto. Tai balsuojam, kolegos. Pakeičiant... Taip, Mantą Čėsną. Kęstas Paudys dar nori kalbėti? Prašau. Jo, tai aš dėl to pasiūlymų į Kalvariją atvežti, tai susilaikysiu, bet iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, iš tikrųjų gal informuoti ir aplinkinės tas savivaldybės, kad galbūt yra tokia galimybė. Ligoninė vykdė apklausą, tačiau nei viena ligoninė šio aparato nenorėjo. Visos jau turi naujesnius. Supratau, ačiū. Tai balsuojam, kolegos, su tuo pakeitimu įrašant direktorių vietoj pavaduotojus. Dvidešimt 24 balsavus už sprendimui pritarta. Kitą klausimą, prašau.
Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos. Svarstyta komitete, gal turit klausimų? Edmundas Razvickas, prašau. Labadiena visiems. Analizuojant šią Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos praeitų metų ataskaitą, joje galima nesunkiai pastebėti tikrai daug neraminančių stebėsenos rodiklių. Tai yra sergamumas mūsų savivaldybėje 5,7% didesnis nei Lietuvos vidurkis, mokyklinio amžiaus vaikų nesimokančių mokyklose, tai yra vieni iš prastesnių rodiklių lyginant su Lietuvos rodikliu. Tačiau mūsų frakcijai didžiausią susirūpinimą kelia tai Marijampolės savivaldybėje nusikalstamų veikų susijusių su narkotinėmis medžiagomis disponavimu ir jų kontrabanda pateikti rodikliai, kurie vėlgi pagal šį rodiklį Marijampolės savivaldybėje patenka tarp 12 savivaldybių, kuriuose situacija yra pati prasčiausia. Ir lyginant su šalies vidurkiu, mes šitoj vietoj vėliai stipriai lenkiame šalies vidurkį. Ir ataskaitos pačiame gale, 5 skyriuje yra parengtos rekomendacijos. Jeigu aš gerai suprantu, tai rekomendacijos, ką reikėtų padaryti, kad išvengti šitokių nemalonių situacijų. Tai mano klausimas būtų toks, kokiu tikslu parengtos rekomendacijos, būtent tos, kurios pateiktos, nes kai kur yra suteikti galimybės dalyvauti seminaruose. Tai aš nelabai suprantu, ką jos koreliuoja su narkotikų, pavyzdžiui, mažinimu. Ir kaip šios būtent rekomendacijos spręstų šiuos rodiklius. O ataskaita iš tikrųjų yra labai, labai išsami ir aišku siūlysime pritarti ir visiems mums tarybos nariams reikia susimastyti, kaip kitais metais pristatant panašią arba tokią pačią ataskaitą, matytumėme tikrai geresnius rodiklius. Tai tiek, ačiū. Dėl disponavimo narkotikais, tai analizuojant pačią grafiką, tai matosi, kad į tas blogasis, kaip sakyt, savivaldybės patenka savivaldybės esančios pasienyje turinčios pataisos namus, kalėjimus arba didieji miestai. Todėl mūsų, kaip sakyti, rodiklis siejamas su pataisos namais. Todėl tokių kaip intervencijų, kaip savivaldybėje į pataisos namus nelabai kaip ir galim, nelabai turim teisės kaip ir kištis. Nes veiklos pačioje savivaldybėje, jų tikrai yra ne tiek daug ir nepatenkam į tokius kritinius rodiklius. Kęstutis Traškevičius, prašau. Dabar gal jau girdėti. Gerbiamai pranešėjai, turiu 3 klausimus iš ataskaitos. Tiesiog dabar pirmas gal toksai būtų klausimas, žiūrint į tuos rodiklius ir jų reikšmes, kodėl jūsų nuomonė sergamumas Marijampolės savivaldybėje 862 tūkstančių gyventojų reikšmingai viršija sergamumą Lietuvoje 815 tūkstančių gyventojų. Ir dar man ar čia nėra keistas rodiklis, kuris rodo, kad 86% mūsų gyventojų turi sveikatos problemų. Tai 13% žmonių yra sveiki, ar čia netaip skaičiuojamas, galbūt jūs paaiškinsit. Tai vienas. Dabar kitas klausimas, kodėl kaip prioritetinių analizavimų jūs nepasirinkot visų į blogiausių rodiklių grupę patekusių 4 rodiklių, kur savivaldybė mūsų pateko į blogiausių grupę, bet jūs pasirinkote jų tik 2. O nesirinkote, pavyzdžiui, sergamumo vaistams atsparia tuberkuliozė rodiklio ir populiacijos dalies dalyvavusios vaikų krūminių dantų dengimo stimulantinėmis medžiagomis programoje rodiklio. Ar tai jūsų nuomonė nėra svarbu, kad savivaldybė su jais patenka į 12 blogiausių savivaldybių sąrašą? Ir trečias klausimas, gal analizavote, kodėl pablogėjo šie sveikatos, tuoj paminėsiu, stebėsenos rodikliai, kad mes su jais, lyginant su ankstesniais metais, patekome iš geriausių į vidutiniokų grupę. Kaip sakoma, iš geriausių į vidutinę, tai yra mirtingumas dėl nukritimo ir standartizuotas mirtingumas dėl nukritimo, bei
sergamumo živ ir lytiškai plintančiomis ligomis. Tai va 3 tokie klausimai, jeigu jau nespėjot, tai pakartosiu, jeigu atsimint ar pasižymėti. Tai ačiū. Dėl sergamumo priežastys, dėl ko vienas ar kitas rodiklis buvo didesnis ar mažesnis, nebuvo analizuotos. Dabar dėl prioritetinių buvo pasirinktos iš šiokio. Dėl prioritetiniam buvo pasirinktos tokios, kaip sakyt, galima paaiškinti vienus ar kitus rodiklius, o tarkim, dėl sergamumas aktyvia tuberkuliozė, tai galima nebent paaiškinti, kad šis rodiklis mūsų ligoninė, tarkim, visada buvo aukštesnis, bet lyginant pagal pačius tyrimus mūsų, tarkim, savivaldybėje būna daroma daugiau tų tyrimų, daugiau tyriama, o kitose savivaldybėse pačių tyrimų daroma mažiau. Tai už tai gal toks priežastinis ryšys kaip ir būna. O dėl, kaip sakau, dėl pačių priežasčių, dėl ko vienas rodiklis ar kitas buvo didesnis ar mažesnis, nebuvo kaip ir nagrinėjama. Tiek, kad į ataskaitą įeina. Gerai, kolegos, klausimų daugiau nėra, kviečiu balsuoti. Ir jeigu neprieštrausite, tai tada ir kitus Ingos klausimus papildomus, tik tai balsavimo sulaukiam. (26) balsavus už, sprendimui pritarta. Tai prašau papildomus, Inga. Ačiū. Dėl tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės stebėtojų tarybą paskyrimo, tai siūloma specialiųjų socialinės globos namų direktorė Vidutė Bačkarienė bei profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišis. Gal klausimų laukia? Tadas Račius, prašau. Taip, norėjau pasiteirauti. Pažinkit, prašau, detaliau šiek tiek, bet aišku, esminės detalės nurodant, kokios funkcijos šių stebėtojų ir ta prasme, taryba skiria, tai koks tada, ar atgalinis ryšys bus iš šių dviejų asmenų, ar kaip čia, kaip tas modelis veikia, man truputį paaiškinkit. Ačiū. Tai ta pati stebėtojų taryba sudaroma įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Tai svarstomi įvairūs klausimai, tarkim, kaip dėl darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos, dėl vidaus struktūros, tarkim, pakeitimų, finansiniai rezultatai svarstomi. Tokio viešos ataskaitos, kaip sakyti, neteikia, bet jie dalyvauja svarstant šiuos procesus. Ir jų pritarimas yra būtinas teikiant tarybai ataskaitą, veiklos rodiklius. Tiesiogiai įstaigos šitos atsiskaito tarybai, tada jeigu klausimas, tas tie žmonės du deleguoti, jie čia kažkokio tai prieš tarybą neįgyja išskirtinių įsipareigojimų, bet tos įstaigos bet kokiu atveju po stebėtojų tarybos apsvarstymo visos su ataskaitos ateina pas mus į tarybą ir mes svarstam kiekvienais metais. Kęstutis Traškevičius klausė, prašau. Taip, man tai truputį keisti šie, vienas gal mažiau keistas, kitas labiau keistas, keisti tie du pasirinkimai. Aš įsivaizduoju, jei taryba, savivaldybės taryba skiria į stebėtojų tarybą asmenis, tai jie visų pirma, vienas turėtų nusimanyti šiek tiek apie sveikatos įstaigos kažkokią truputį veiklą, apie veiklos organizavimą, nes ką jie gali stebėti, jeigu jie nenusimano. O antras dalykas, galbūt turėtų būti kažkaip tai gal žmonės dirbant
savivaldybės įstaigose, kad kažkaip tai, kad užtikrintų savivaldybė, ta prasme, būtų tam tikras ryšys ir tam tikra kontrolė ir taip toliau. Tai dabar aš tiesiog ir kaip gal kontrolės komiteto pirmininkas, tai dabar, jeigu žiūrėti į Vidutą Bačkirienį, tai viskas vienas kriterijus mano atžvilgiu yra tenkinamas, kadangi šiaip jinai pati dirbus yra ligoninėje pavaduotoja ir tikrai manau, kad išmano tuos dalykus, nors įstaiga, kuriai dabar jie atstovauja, tai yra pavaldi socialinės apsaugos ministerija. Na, jeigu kalbėti apie Gražvydą Juodišiūtę, tai aš nematau čia apskritai nei žmogus nieko bendro su medicina, nei įstaiga savivaldybė pavaldi, tai aš nežinau, kas čia parinko tokiu būdu šiuos žmonės ir kodėl čia jie yra siūlomi. Tai tiesiog man, pavyzdžiui, labai sunku tiesiog. Tai čia Kęstuti kaip tik... Taip, tarsi dirbtinai pasiūlomas, o jis ten veiks ir neaišku. Tai čia medicininiais tikslais ten ta taryba tikrai jos nėra tos funkcijos, kad ten suprast, kaip vyksta operacijos arba gydymas, bet esmė įstaigų vadovai ir kad jie yra nepavaldūs administracija, tai kaip tik yra iš vienos pusės geriau, kad nebus, ta prasme, bus skaidriau viskas, ta prasme, jie tiesiogiai ten nei merų, nei direktorių administracijos nepavaldūs ir jie galės vertinti objektyviai. O jie yra vadovai didelių organizacijų, kaip sakau, ten Vidutė su savo aišku dar atskirą patirtim. Tai aš manau, kad jie kaip tik vertins kaip įstaigos veiklą ir tikrai tą kompetencijas turi tą daryti. Tadas Račius, prašau. Aš dar noriu papildyti, tai atsakysiu į klausimą, kur savo nuomonėje sakysiu ir kolegai Traškevičiui, tai ką jis bendro turi su taryba ir kodėl jisai siūlomas, tai mano žiniomis jisai labai bendro turi su valstiečiais žaliaisiais, ypatingai su Seimo nariu Dainiumi Gaižausku. Tai betarpiški yra ryšiai ir dalinimasis informacija, tai todėl jis ir siūlomas, aš nebejoju, bet apie šio asmens galimybę užtikrinti viešumą ir skaidrumą, tai tikrai net kalbos negali būti. Nes jeigu jisai yra paskelbęs, kad tarybos narys Tadas Račius yra nepageidaujamas asmuo Marijampolės profesinio rengimo centre, vien dėl to, kad jam, mano žiniomis, nurodė tokią poziciją įsakyti Seimo narys minėtas, tai jeigu yra tokiu partiniu pobūdžio ir taip išskiriami atskiri tarybos nariai, tai apie kokį mes skaidrų asmenį, kuriuo galėtų pasitikėti taryba kalbam. Ir aš tikrai nebereiklau šitą pasakiau, todėl raginu atsižvelgdamas į tai tarybos narius nebalsuoti už šitą kandidatūrą, jeigu vieną dieną ir jūs nenorite būti paskirti nepageidaujamais asmenimis. Tiek turbūt ir ligoninėje galiausiai perstebėti jų tarybą, jau nekalbant apie Marijampolės profesinio rengimo centrą. Tai yra tiesiog tas žmogus nėra objektyvus ir jis tikrai neužtikrins skaidrumo ir viešumo. Ačiū. Klausimų daugiau nėra, balsuojam. Septyniolika balsavus už, vienam prieš ir 7 susilaikius, sprendimui pritarta. Prašau kitą klausimą. Dėl tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą paskirimų. Tai siūloma visuomenės sveikatos biuro direktoriui Lina Laukaitinė bei Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė. Gal toks klausimų? Klausimų nematau, kviečiu balsuoti. (23 balsavus už, vienam susilaikius, sprendimui pritarta. Prašau kitą klausimą. Dėl tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą paskirimo, tai siūlomos
socialinės pagalbos centrų direktorė Vilma Ratkevičienė bei pirminių sveikatos priežiūros centro gydytoja psichiatrė Rūta Burbienė. Kokių klausimų? Klausimų nematau, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 25 balsavo už, 1 susilaikius, sprendimui pritarta. Prašau toliau Darius Sinaitis. Labą dieną, mane girdi, tikiuosi. Girdim. Puiku. Teikiu sprendimo projektą dėl pritarimo ir piniginių lėšų skirimo projektų jungties formą dailė ir literatūra įgyvendinti. Kaip minėjau komitetų posėdžių metu, tai yra Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus. Darė užsijungė garsą. Atsiprašau, garsas truputį buvo, nes skambutis į telefoną atkeliavo. Tai yra bendras projektas mūsų kraštotyros muziejaus kartu su savivaldybės administracija ir su Suvalkų regiono muziejum ir projekto pagrindinis tikslas yra įveiklinti naujai restauruotą Bulotų buvusį gyvenamąjį namą Vaičaičio gatvėje, įrengiant ten ekspoziciją. Ir atitinkamai visos projekto veiklos yra susietos su trūkstamos įrangos, baldų ir įsigijimu tą muziejui, keltuvų neįgaliesiem įrengimu, kad galima būtų patekti į mansardinį aukštą. Taip pat konferencijų tokio kabineto įrengimas numatytas tame pastato mansardiniam aukšte. Na ir be abejo, šiek tiek tų veiklų, kadangi tai yra Lietuvos-Lenkijos kaiminystės programos projektas, tai būtinos privalomos tokios ir minkštos veiklos, susitikimai, konferencijos ir tokios. Bet vis tiek pagrindinis tikslas yra muziejaus to padalinio Bulotų name įveiklinimas. Na ir apie lėšas truputį kalbėjom komitetų metu. Tai jeigu bendra projekto vertė yra 473 tūkstančiai, tai muziejui tenkanti vertės dalis yra beveik 394, tai yra pati didžioji dalis muziejų ir tenka. Na, o prisidėjimas, dėl ko tarybos sprendimas yra parengtas, būtų 59 055 eurai. Komitetai pritarė, gal dar klausimų būtų kokių? Klausimų nėra, kolegos, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 25 balsavus už, sprendimui pritarta. Prašau kitą klausimą. Labą dieną. Sprendimo projektas dėl turto perdavimo viešai įstaigai Marijampolės ligoniniai. Perduoti viešai įstaigai Marijampolės ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį 20 metų laikotarpiui Marijampolės savivaldybės nuosavybės teise priklausantį turtų, kurio bendra įsigijimo vertė 626 367,77 €, o likutiniai yra 26,66 €. Klausimų nėra, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 4 balsavus už, sprendimui pritarta. Prašau kitą klausimą. Sprendimo projektas dėl atsargų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Marijampolės savivaldybės įstaigoms. Perduoti Marijampolės savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės savivaldybės nuosavybės teise priklausančias atsargas
kurių bendra įsigijimo vertė 325,44 €, apsisaugoti nuo COVID-19 ligos. Kadangi turtas gautas iš valstybės rezervo, todėl būtinas sprendimas. Klausimų nėra, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 25 balsavus už sprendimui pritarta. Prašau kitą klausimą. Sprendimo projektas dėl turto perdavimo naudoti Marijampolės sporto centrui. Perduoti Marijampolės sporto centrui valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teise Marijampolės savivaldybės nuosavybės teise priklausantį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 1346,43 €, nuostatose nurodytai veiklai vykdyti. Klausimų nėra, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 25 balsavus už sprendimui pritarta. Ačiū, Daiva. Prašau, Jonas. Labadiena. Teikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo. Kaip aiškinamąjį rašte išdėstyta, į šią priemonę įtraukiamos 1200 € lėšos, kurios gautos už želdinių atkuriamąją vertę ir 9000 € už medžioklės plotų mokesčius, kuriuos moka medžioklės būreliai. Taip pat perskirstomos lėšos tarp programų, tokių kaip visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais, nes per šią pandemiją tiesiog buvo teiktos mokyklų, darželių, asociacijų paraiškos vykdyti aplinkosauginės priemonės ir jos tiesiog nebuvo vykdytos, todėl tos lėšos nebuvo panaudotos. Klausimų nėra, kviečiu balsuoti. Yra Tadas Račius, prašau. Taip, dėkui, aš vieną klausimą, čia tokį irgi pakankamai formalų, tiesiog pasitikslinti. Aiškinamajame rašte nurodote, kad nesurinkta lėšų pagal planą iš juridinių ir fizinių asmenų mokesčių mokamų įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką. Tai kas tai sąlygojo, ar kaip skaita, ar subjektyvus, ar objektyvus veiksniai ir faktoriai? Dėkui. Matot, mes nusimatydami šitą priemonę, spec programos, kaip vadinu, nežinom, kiek bus tų surinktos. Mes remiamės praėjusių metų statistiką. Tai tiesiog čia buvo planuota, kad tiek surinksim. O tiesiog nesurinkom, tai tiesiog tų lėšų mes ir neįtraukiam į šią. Daugiau klausimų nėra, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 25 balsavus už sprendimui pritarta. Prašau kitą klausimą. Taip, kitas tarybos sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių gatvių sąrašo patvirtinimo. Tiesiog papildome šį sąrašą naujomis gatvėmis, tokiomis kaip sodų keliai įtraukiami į šį sąrašą, naujos kadastruotos tiesiog gatvių atšakos ir taip toliau. Iš esmės niekas neskaičia, tiesiog šis sąrašas pasipildomas. Tai darom kelis kartus net per metus. Kęstutis Traškevičius klausia. Noriu gerbiamo pranešėjo paklausti, ar jau čia baigta ta gatvių inventarizacija, nes kasmet konsoliduotų ataskaitų rinkinių audito ataskaitą vykdantis nurodoma, kad dar vis nesutampa buhalteriškai surašytos ir inventariškai gatvių tenai ir ilgiai ir taip toliau savivaldybei, kurios priklauso. Tai ar jau čia pabaigta, ar dar
ar dar šiek tiek metų tas gali trukti, kol jau visai sutaps. Kaip kokia jūsų nuomonė? Tai dar iki galo nepabaigta, bet tikrai šitus dalykus darom ir pildom ir su buhalterija tikrinamės, iškyla, išlenda ar tų gatvių, kaip sakot, tiesiog, bet tikrai judam į priekį, galėčiau tiek pasakyti. Klausimų nėra, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 24 balsavus už, sprendimui pritarta. Prašau, kitą klausimą. Kitas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą, joje išdavimą, nustatymo, nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Keičiame šį aprašą tvarką dėl Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo pasikeitimo punktų ir tiesiog papildome keliais punktais, dėl ko būtų gražinama ši rinkliava, tai tokiais kaip kai sumokėta daugiau nei nustatyta tos rinkliavos arba paslauga nebuvo suteikta, tai yra leidimas neišduotas buvo. Esminių pakeitimų nėra. Klausimų nematau, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 25 balsavus už, sprendimui pritarta. Prašau, Arvydas Bekeris, kitą klausimą. Labą dieną. Sveiki. Ar mane girdite? Taip. Pristatau Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo išdavimo teritorijose, kuriuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos tvarkos patvirtinimo. 2019 m. birželio 6 d. Seime buvo priimtas specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kurio 7 straipsnis 5 dalis įpareigoja, kad patikėtinio sutikimas duodamas savivaldybės nustatyta tvarka. Tai ir pateikiam tą nustatytą tvarką. Tvarką parengė centralizuotai savivaldybių asociacija, mes ją, kaip sakoma, adaptavom mūsų savivaldybės poreikiams. Tvarkoje yra nustatyta būdai, kaip žmogus ar norintis per savivaldybės valdomą sklypą patiesti inžinerinę komunikaciją ar pravažiavimą kelią, kaip būtų skaičiuojami patirti nuostoliai, žala ir kaip atlyginama. Išdėstyta tvarka. Gal turite klausimų? Komitetai su... Kęstutis Traškevičius klausia, prašau. Taip, klausau. Taip, turėčiau klausimą. Mūsų komitete čia nebuvo finansų svarstyta, bet tiesiog čia tą klausimą turiu, lygindamas šią tvarką su jūsų sekančiu paruoštų klausimu, kur kompensacijų tvarka. Jūs dabar sakot, kad adaptavot savivaldybių asociacijų pateiktą tvarką, bet galbūt šiek tiek kažkaip tai čia truputį persistengėt, nes aš tiek pirmam dokumente, tiek antram matau, tiek metodiką, kur bus tvirtina kompensavimo, matau abiejose dokumentuose du vienodus, po du sustampančius skyrius. Trečias skyrius ir vienam dokumente ir kitam vadinasi kompensacijos dydžio apskaičiavimas. Nežinau, tai jis gal labiau tiktų prie tos kompensacijos, bet ir šiame dokumente yra. Ir ketvirtas skyrius yra kompensacijos išmokėjimo tvarka, jis irgi gal labiau tiktų prie to antro dokumento. Dar įdomu tai, kad iš dalies turinys tų skyrių sutampa, bet jisai ne visai sutampa, kartu ir skiriasi, yra nemažai skirtumų. Tai noriu klausti, ar tokį skyrių pavadinimą, jeigu jie reikalingi abiejose dokumentuose ir kai jie vienodi, ar jums neatrodo, kad nebus painiavos naudojantis šiais abiem dokumentais,
kuriuo tada skyriu ir kada, kurio dokumento 3 skyrium ar kurio dokumento 4 skyrium vadovautis vienu ar kitu atveju, kada vieną ar kitą taikyti ir taip toliau. Tai man tai atrodo nėra racionalu, bent jau tie pavadinimai kažkaip turėtų kitaip skambėti, nes jūs ir patys, man atrodo, ir specialistam ir žmonėm, kurie bandys pasiskaityti ir tada bus neaišku, vienur vienai prašoma, kažkas tai lyg ir panašiai, kitur kitaip. Ir čia iš vis reikėjo tokių, jeigu yra kompensavimo tvarka, tai gal toj kompensavimo tvarkoje turėtų būti apie kompensacijas kalbama. Nežinau tiesiog, bet aš tiesiog pastebėjau, skaitydamas tuos abu dokumentus, aišku, aš nesu čia specialistas ir negaliu čia jums pasakytų pastabų konkrečių, bet pastebėjau sandaros tokią, man atrodo, problemą ir kaip jums atrodo, ar čia tikrai gerai ir taip turi būti, ar čia tuose dokumentuose, kuriuos jūs adaptavote, tai irgi tokia yra, kaip čia pasakyti, tokia, persidengintys tokie dalykai, tokie sutapimai. Tai ačiū. Negaliu labai ginčytis dėl to, čia yra praktiškai tvarkos analogiškos, tik tai viena pirmoji, kurią dabar pristačiau, tai yra, kada savivaldybei yra mokama, nes per jo žemę eina kažkoks tai inžinerinis tinklas ar susisiekimo komunikacija, kita tvarka, kai savivaldybė moka kažkam, norėdama pakloti savo tinklus. Esmė nuostoliai ir kompensacijos skaičiavimas toks pat yra dėl to, kad tiek vieni, tiek kiti patiria tokius pat nuostolius. Čia jie skaičiuojami bus pagal vietovę, pagal užimamą plotą, pagal apribojimus, žinot, nustatytus specialiojo žemės naudojimo sąlygų įstatyme. O tvarką parengė teisininkų grupė, su jie ginčytis nelabai galėčiau. Vienas dalykas, kitas dalykas tvarkos ir šitos yra naujas visiškai dalykas ir, kaip sakoma, gyvensim, pamatysim, kaip jos veikia ir manyčiau, kad su praktika gali reikti ir pakoreguoti. Tadas Račius, prašau. Taip, dėkui. Dabar aiškinamajame rašte nurodyta, kad būtent Seime priimtas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas ne anksčiau nei vėliau 2019 metų birželio 6 dieną. Ir apie teigiamas pasekmes pasakant kalbama, kad savivaldybės tarybai priėmus šį sprendimą, kurį mes šiuo metu svarstome, tikimasi įstatymų gyvenimui savivalda bus priėmus reikiamus teisės aktus. Ir grįžtant į sprendimą patį, ten aš matau, kad būtent sprendimas paruoštas atsižvelgiant į vyriausybės atstovų Kauno ir Marijampolės apskrityse 20 metų Liepos 1 dienos raštą dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų gyvenimo. Tai ar aš gerai suprantu, kad pramiegojo Marijampolės savivaldybės administracija ir po to, kai vyriausybės atstovas savanoriškai privalomai nurodė parengti šitą tvarką, tai tik tai tada buvo suskubta ją parengti, ar taip ar ne, o jeigu taip, tai kodėl? Ačiū. Taip, vyriausybės atstovas ragino pasirengti visas savivaldybės, tačiau nebuvo jokių net seminarų išaiškinimų, kaip tą padaryti. Kai buvo viskas išaiškinta, taip ir visos savivaldybės padarė. Tai šiuo metu visos absoliučiai Lietuvos savivaldybės priiminėja šitos sprendimus, tokius, tas tvarkas, kurios įsigalioja nuo naujų metų. Čia spėjam laiku, tiek, kad ragino mus, o nemanau, kad tai pavėluota. Daugiau kolegos klausimų nematau, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 25 balsavus už sprendimui pritarta. Kitą klausimą. Pristatau savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl kompensacijų, dėl nuostolių patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų apskaičiavimo išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
Tai, kaip ir minėjau, analogiška tvarka, būtent nurodyta pasirengti savivaldybės ir patvirtinti savivaldybės tarybai. Tik tai čia jau kaip savivaldybės įmonės ar savivaldybė mokės kitiems asmenims. Analogiška, tik tai, sakoma, priešingai veikianti. Gal turite klausimų? Klausimų nėra. Yra, Kęstas Pūdys, prašau. Taip. Aš tai norėjau paklausti, čia irgi labai įdomus momentas, vis tiek atsiranda tam tikras, sakykime, ryšys tarp juridinio asmens ir valstybinio sektoriaus ir dažnai čia visokių nesėkmių atsitinka šitoje vietoje. Tai norėjau paklausti, ar jūs bent bandėt, skaitykim, pamodeliuoti, paskaičiuoti, jeigu paimtumėt kažkokį tai atvejį įmonės ir sakykim, tą žalą palyginti, kokią reikėtų mokėti. Ar yra kažkokie modeliai, paskaičiavimai, kažkas, ar atitiktų tai rinkos sąlygas šiandien dienai su šita tvarka? Tai čia jau yra šitą praktiką mes nagrinėjom, kadangi ESO, elektros skirstymo operatorius, jau šiek tiek taiko ir privatiem asmenim jau skaičiuoja tokią žalą. Nagrinėjom šitą ir taip, bus skaičiuojama pagal žemės paskirtį, žemės vertę ir kokie apribojimai bus. Pavyzdžiui, jeigu per žemės ūkio paskirties žemę klojamas kabelis, o ant jo galima ir sėti, ir pjauti, ir javus auginti, tai tas nuostolis žmogui yra labai nedidelis, bus skaičiuojama nedaug. Tačiau jeigu yra statybinis sklypas kažkoks tai yra apsaugos zonos, kurioje negalima statyti pastatų statinių, vadinasi, nuostoliai bus jam patiriami didesni ir teks mokėti daugiau. Konkrečių skaičių tai yra konkretus sklypas, konkreti paskirtis sklypo, konkreti vieta. Čia taip, kiekvienu atveju bus skirtingai, tačiau metodika yra duota ir pagal metodinius nurodymus skaičiuojamas. Kęstas Pūdys dar. Tai va, čia ir yra tas momentas, kurį norėjau akcentuoti, paimam paprastą sklypą, sakyk, kažkur mieste, nusipirkęs, sakyk, ar juridinis ar fizinis asmuo ir planuoja statybas. Jūs pravedat kabelį per vidurį, kas iš esmės praktiškai išnyksta prasmė ten kažką statyti, tas sklypas tampa toks kaip bevertis tam, kam jisai pirko, vadinkim. Ir ar bandė skaičiuoti, kiek jis jau šiandien dienai sumoka ir kiek mes kompensuotume už tokio sklypo iš esmės paskirties praradimą. Ar tai atitiktų rinkos sąlygas? Šiandien dar nebandėm skaičiuoti, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mes tikrai to kabelio, šitaip kaip jūs minėjot, per vidurį paklot neturėsim teisės, dėl to, kad kiekvienu atveju ir ta trasa bus derinama su savininku. Ir šitaip drastiškai, kad sklypas taptų absoliučiai nenaudingas, tai nei mūsų intereso nėra, nei to savininko to pačio. Daugiau klausimų kolegos nematau, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 4 balsavus už, vienam susilaikius, sprendimui pritarta. Prašau, Arvydai, paskutinis jūsų. Sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo numeris 1.122 dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo pakeitimo. Siūloma šituo sprendimu pakeisti Sasnavos seniūnijos Puskelnių kaime, registruojant gatvę Smilgų gatvę, išaiškėjo, kad tokios geografinės charakteristikos netitinka šios dienos reikalavimų. Todėl šiuo sprendimu siūloma pakeisti tik tai gatvės geografinės charakteristikas. Gatvė lieka ta pati, apart ten dėl koordinačių ašis nesutampa su duotom koordinacijom.
tenka keisti koordinatės ašies. Klausimų nematau, kviečiu balsuoti. Dvidešimt 25 balsavus už sprendimui pritarta. Ačiū Arvydai. Ona, toliau. Prašau, Ona. Taip, aš čia dviejose vaidmenyse. Teikiamas tarybos sprendimų projektas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimas. Aprašą parengti ir teikti tarybai tvirtinti pareigos savivaldos įstatymų 13 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės tarybos nustatyta tvarka jos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje. Tai šiuo aprašu įtvirtiname posėdžių transliavimo interneto svetainėje tvarka ir kur transliuoja, tiesiog visi, kad transliacija vyksta YouTube kanale, svetainėje, kai nuotoliniai posėdžiai vyksta Facebooko paskyroje ir saugomų terminai. Ar turite daugiau klausimų? Kęstutis Traškevičius, prašau. Čia man atrodo, kad viskas aiškiai ir gerai aprašyta, nes ir išskirti du atvejai, kai nuotoliniai posėdžiai vienai būna, o kai gyvi visai kitaip. Bet aš noriu klausimą galbūt merui, kada bus prieita prie komitetų posėdžių transliacijų, nes kiek žinom sąlygos tai ir tam yra ir ar nelaikas būtų tikrai dėl didesnio viešumo, kad gyventojai galėtų, kaip sakoma, domėtis, jiems tai įdomu, ar tai nebūtų pakeisti reglamentą ir įvesti komitetų posėdžių transliacijų. Tikrai mes kontrolės komitete bent jau viešinam protokolus, bet kitų, tai aš kiek žinau, tai ir protokolai nėra viešinami, tai gaunasi toks kažkaip uždaras ratelis. Tai nėra čia ko bijot, man atrodo, ten tikrai tie dalykai, kurie kalbami komitete, tai nėra kažkokie tai slapti. Ten kalbam apie tos pačius dalykus ir galėtų tai būti padaryti tą reglamento pakeitimą ir tikriausiai ir daugiau ten yra keistinų dalykų. Čia, kiek žinau, ir kalbėta ir etikos komisijoje apie išlaidas, reiškia, sureglamentuot aiškiau turėtų, ir gal daugiau tų pakeitimų yra, tiesiog ar neplanuojama tą padaryti bent jau po naujų metų, toks klausimas. Tai būtinai, Kęstuti, iš tikrųjų, tai čia tas darbas susitęsė, bet tik tai tiek, kad čia viskas taip pabiro tų sistemų, bet tą prie reglamentų pakeitimų tikrai reikia grįžti ir aš pritariu matyti, kad galima tą padaryti būtų ir kai keisim, matyti, bet aš iki naujų metų nespėsim, bet po naujų metų grįžtam prie reglamento pakeitimų ir visų, ką reikia taisyti, kitus niuansus ir iš tada turim aptarti ir nuspręsti. Aš nieko prieš. Tai gerai, kolegos, balsuojam. Dvidešimt 25 balsavus už sprendimui pritarta. Tai ačiū kolegos, visi šios dienos klausimai apsvarstyti. Pasveikinti šiandien neturim ką, pasirodo lapkritį